bendražygiai, aš jūs kreipiuosi todėl taip, kad čia prieš 22 metus buvau išrinktas 103 Obelių rinkiminėje apygardoje. Praėjo 22 metai. Užaugo karta, nepriklausomos Lietuvos karta. Ši sukaktis, jinai yra tam tikrą prasme labai simboliška. Prisiminkim. 18-40 metai, 22, 90, 2012 metai, irgi 22 metai. Ir vėl grįžtant į 40 metus, kadangi tos datos simboliškos, mes prisimenam, kuo baigėsi 22 nepriklausomybės sukaktis. Šaunu, kad šitoj Lietuvoj, atkurtoj Lietuvoj, 22 sukaktį mes švenčiame kitomis apystavomis. Nėra tų tarptautinių pavojų, kurie egzistavo tada, mums nekelia ultimatumų. Tačiau aš visados kalbėdamas, aš kalbu apie tautą. O situacija tautoj šiuo metu irgi kelia tam tikrą ir, pasakyčiau, nemenką nerimą. Nes šiandieninė mūsų tautos situacija galima pavadinti vienu žodžiu – emigracija. Vieni emigruoja į vakarus, kiti emigruoja savo norų į kitą pasaulį, treti emigruoja į tarybinę praeitį, mintimis. Tad aš labai linkiu visiems daryti, stengtis, kad tų emigrantų būtų kuo mažiau. Reikia mums visom pastangom pasistengti sustabdyti šią emigraciją. Ir noriu visiems palinkėti kovo 11 stiprybės, sveikatos, ištvermės ir paprasto tikėjimo, kad vis tik turėtų būti geriau. Svečiai, šiandien minime mūsų jaunos valstybės gimtadienį. Minime 22 gimtadienį. Tai yra jaunas, veržlus amžius. Tokia yra ir mūsų valstybė, jauna ir veržli. Iš čia sėdinčių salėje, manau, didžioji dalis prisimename tuos laikus, kada prasidėjo atgimimas, kada gimė sąjūdis, kada iškovojame laisvę ir nepriklausomybę. Tačiau labai įdomu pastebėti, kaip galėjo atsitikti, kad per 50 sovietinės okupacijos metų, kada visas gyvenimas nuo gimimo iki mirties buvo sekamas, buvo įrėmintas į tam tikrus rėmus, galėjo po 50 metų atsirasti toks visą šalį apimantis judėjimas. Kaip galėjo gimti sąjūdis, kaip mes sugebėjome atkurti nepriklausomybę. Kas prie to vedė? Aš manau, kad labai didelę įtaką be abejo turėjo pokario metais 10 metų vykęs partizaninis karas. Taip pat politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai, jų
pasakojimą jų artimiesiems, artimųjų ratui neleido išblėsti tos pirmos nepriklausomybės. Taip pat didžiausias, manau, indėlis tai buvo katalikų bažnyčios, kuri vienintelė sugebėjo išlikti nepriklausoma tokiom sąlygom. Jinai klausė ne Kremliaus, ne Maskvos, o Vatikano, buvo pavaldus Romos popiežiui. Ir bažnyčios dėka, bažnyčios įtaka tikrai buvo labai didelė atkuriant nepriklausomybę. Taip pat prisidėjo be abejo ir disidentai, kurie išdrįso, nebijojo atvirai stot prieš sovietinę santvarką ir žinojo, kas jų laukia, kalėjimai, tremtis ir taip toliau, bet jie buvo pasiryžę ir negailėjo savo jėgų, kartais ir gyvybių. Vėliau, apie 7-8 metį, prasidėjo žygeivių judėjimas, etnokultūrinis judėjimas, kada jauni žmonės keliaudavo po Lietuvą, aplankydavo piliakalnius, išlikusius dar paminklus nepriklausomos Lietuvos, pradėjo švęsti rasų šventę ir kitas tautinės šventės, taip pat tikrai buvo nemažas postūmis. Taip pat prisidėjo be abejo ir jaunimo neformalus toks judėjimas, tai ta roko muzika, hipiai, pankai, atrodo, kad nieko, bet jaunimas vis tiek viduje buvo stiprus ir žinantis, ko reiks ateityje siekti. Taip pat į nepriklausomybę, manau, vedė ir taip pat jau prieš pat atgimimą susikūrė žalieji paveldosaugininkai, kurie ėmė kovoti, kad nebūtų statomas trečiasis Ignalinos reaktorius, kad Kuršių mariose nebūtų statomas naftos statinys. Va tie visi veiksniai, manau, mus atvedė į laisvę ir nepriklausomybę. Laisvės sąlygomis nėra lengva gyventi, nėra lengva kurti. Mes esame laisvi tiesai ir melui. Esame laisvi meilei ir neapykantai. Esame laisvi kūrybai ir griovimui. O ką kiekvienas iš mūsų pasirenkam, tai yra mūsų problema, tai yra mūsų reikalas. Ir manau, apie tai kiekvienas turim susimastyti, nes nuo mūsų pačių viskas priklauso. Nereikia laukti ir tikėtis, kad visą laiką tau kažkas atneš, kažkas kažką duos, o reikia visą laiką būti mums patiems tvirtiems. Taip kad tokia gražia proga dar kartą sveikinu visus, linkiu sėkmės jums, jūsų šeimoms ir būkime tvirti, sėkmės. Susirinkome tie, kurie tikrai atsimename tuos laikus ir kuriems ne tik čia, aišku, sėdintiems, bet daugeliui labai svarbus tas laikas, labai idealizuotas tas laikas, todėl, kad mes buvom 22 metais jaunesni, todėl, kad buvo pakilimas, todėl, kad buvo viltis, kurias, noriu pasakyti, absoliuti dauguma vilčių išsipildė. Tik tai per tuos 22 metus atsirado ir naujas viltis, kurias, ar jos išsipildys, be abejo priklausys nuo mūsų. Mes dažnai girdime, kad nėra jaunimo. Tai aš galiu pasakyti, kai ar jaunimas jo yra pilna ir visur. Be abejo, mažėja. Galbūt jaunų veidų Rokiškyje, lyginant prieš 22 metus. Tačiau aš galiu pasakyti, kad kai minėjom 15-asias Lietuvos valstybės atkūrimo metinės ir kai prieš 7 metus, ir kai pakvietėm visus kovo 11 gimusius žmonės ateiti, ir kai jie susitapatino su savo gimtadieniu, valstybės gimtadieniu, tai buvo 300 žmonių gimusių kovo 11.
Iš jų 17 buvo būtent gimę, kuriems buvo 15 metų. Tai taip, kad ir jie ir jaučiasi, mes ir gyvenime susitapatiname su kažkuo visada. Lygiai taip pat, kaip žmonės ateina sausio 13 kraujo duoti ne todėl, kad gražiai jos paprašai, bet todėl, kad žmogus tai padaręs jaučiasi panašiu didvyriu su tais, kurie žūva. Taigi gyvenimas yra toks, kad mes nuolat kūrėme. Mūsų karta, 50-mečių vyresnį, mes tiesiog privalome sudaryti galimybės mūsų jauniem žmonėm tobulėti, tapatinti su valstybe. Tam turi tarnauti ir nuolatinis dėmesys, ir kuriami fondai, ar tai būtų studijų rėmimo fondas, ar tai būtų jaunųjų talentų rėmimo fondas. Tai yra ne kažkas tai iš daugiaus nukritė būtinybė tam, kad žmogus ryžtų save su Rokiškiu, su valstybe. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, aš jau vienąsyk sakiau šių rūmų šeimininkams, kad, prieš 22 metus, kai mes užtraukdom tautinę giesmę, mes nebijodom pasakyti, kad dabar skambės tautinė giesmė. O dabar, man atrodo, kaip ir mes nelauktai ateina pavasaris, staiga paleidžiam, pašokam visi, kiekvienam kilniam veiksmui. O tai yra tautinės giesmės giedojimas mūsų himno. Tai reikia susikaupimo ir pasiruošimo, nes kiekvieną, jeigu darai nepasiruošęs, tai padarai blogai paprastai. Tai aš labai palinkėčiau, kad tikrai nesigėdinkime ir praneškime, kad štai skambės mūsų Lietuvos valstybės himnas, tautinė giesmė, atsistokime visi ir sugėdokime. Tai mobilizuoja, tai padrasina, galbūt kažkas tai, nesam giesmininkai, dainininkai. Ir tai suvienė. Aš jums linkiu, mums visiems, linkiu suprasti, kad mes esam svarbiausi šiuo metu Rokišky, Lietuvoje ir šito vietoje. Geros jums šventės. Veikelienė, Aistė Bružaitė, Aušrelė Iškevičienė, Gediminas Beržonis ir Eugenijus Čiplys. Vaivora yra Lietuvos muzikų sąjungos auksinio disko laureatė. Todėl šiai šventai programą parinkau būtent Strazdelio, mūsų pirmojo pilietinio poeto atstovą. Mokykloje mus mokė, kad Strazdelis tai rašė poeziją apie žvėrelius, gyvulėlius, apie gamtą ir truputį kovojo prieš buožės ir kapitalistus. Bet man atrodo visiškai ne taip. Tai yra didysis mūsų pilietis. Tai kas, kad jo eilėraštis vadinasi Strazdas, ar Kiškis, ar Vilkas, ar Gegužėlė, bet po kiekvienu šitų pavadinimų yra mūsų Lietuvos žmogus, vienoks ar kitoks. Jis tą labai jautė, pats būdamas Strazdu. Taigi, Antanas Strazdas. Oi, tu Strazdė, Strazdeli, tu man drąsai paukštelė, kur tupėjai giriai lazdinėlį, kur tupėjai giriai lazdinėlį, ar lazdynų auginai, ar riešutį brandinai, ar kalnuosna uogelas ir pinai, ar kalnuosna uogelas ir pinai. Ponia Dieve visagalis, garbint tavi visas šalis, ir pijokai labai prašė, arielkų peklai užrašė, kas
tuos pijokus ir sutvėra, kūtei baisiai pasgėra, pasgėris pačių gainioja, gainiodamas didžiai tvoja, pati biedna išvaryta, su batagai sudaužyta, bėga par laukus šaukdama, užtarimą negaudama, gėris dienų ir par nakt, aparais pačių plakt, strošydamas, duok, duok, ėst, kai šuva baigiu padvėst, geria panas ir našlalas, ir materialas iš tauralas, vyrai geria iš uzbona, kožnas pagal savą stonų, diedai seni ir kuproti, girti eina tuncavoti, nars lasdom, pasiremi kratą, barzdas insiremi, ubagas, almūžinų imdamas, arielkų mainydamas, ir tasai nepamatė, kas ją čečenės iškratė, šlikta nars ir šoblių turi, arielkų meiliai žiūri, kad tik pinigų turėtų ir anas gertų kiek galėtų. Kiškis, pilkas, paažiu, prisėdys lyg davaliai sau miežių, abis lypčiai neragėja, jak tik kiškis tupėjęs pakainiai. Kai tik strelčiai kiškį pamatė, toj kiškis ausis pastatė, šaukia visi, blogą dieną, kiškis miežius pagadina, neatsnata, tokių rodų strelčiai padarė, didį pulkų žmonių suvarė, padarys mamės čia pietus, išdraskysima kiškį arėtus, taip ir bus, už laisvą greituosius čia kurtus, varis maišimėžių tuos burtus, mislypčiai sušūka, kiškis nugarų sau kasa, bėdas, kai tik vienas triubon užgava, stojas tinai didelą zabovą, žėdnas vienas runkumoja, šūnės balsą suloja, haruru, visur ugnys išstrėlbų tiškas, plyšta nuo riksma, miškas, kai strelčiai gal labiau sušūka. Tuoj kiškis miškan pasmuka. Nėr čia ją, nėr. Oh,
Vilkas viedreliais upen undenėlę ir parvirtas lydžiam ladi smarkiai unt šanelę. Hei, bėdas, ku veiksiu, unt pamačias, ku šauksiu, apsidaužę savo šanienas, nykstaraja kojų, insigyja nabagėlą, viečnų nepakajų. Hei, bėda, ku veiksiu, viečnų nepakajų, neščiaslyvi tau mergel tika pritikimai, pasibaigia visi tunciai, visi ir šakimai. Hei, bėda, visi tunciai, visi ir šakimai. Bus jau tava zabavėla per visas dienelas ganyt karves, ožkas, kiaulas ir pilkas avelas. Hei, bėda, ku veiksiu, karves, ožkas, kiaulas ir pilkas avelas. Pasmerčiui lapetom užduos per šonų, sakydami, čia kavojam 100 metų panu. Ei, Dieve, dievulaitis, esu tikras žemaitis, išmočias ir iš tėvą, apsakysiu dėl Dievą, apsakysiu tų visų, ku kentėjau ir kysiu, apsakysiu kelalius, visus mano vargelius. Akytės mano mielas, kojas pracauninkėlas, priminkit visas vietas, kaip kartus dėl man svietas. 90 metuos, kaip esmu iš tas vietas, Lietuvon iš žemaičių, ėjau su didžiu kraičiu, su didžiu razumėliu, su jauniausiu viekeliu, su skaiščiausiam akelam, su graičiausiam kajalam, ne vienu kartu išalkte, ne vienu kartu nušalte, ne vienas buvo kartas, smarkiai esu nubartas. Ėjau aš pa bažnyčias, Lietuvos kazelnyčias, kaip bitelas jausdamas, unt pakūtų vesdamas, kaip papaukšteliais čiulbėjau, apie dievų kalbėjau, kaip tikras apaštalas. Tai mano giesmės galas. Lietuvoj pikti žmonės, netur prie savo malonės, netur miela širdystas, a labiausia žmanystas. Sugrįšiu ink žemaičius, palikis brungius kraičius, palikis jaunų viekų, visų mano patiekų, šauksiuos ink Giedraitį, tėvų visų žemaitį, šauksiuos ink tėviškį, palikis žvėris miški. Pasvyda, pasvyda, aušra, žvaigždė, pasvyda, pasvyda ir gaidelis pragyda, pragyda, vieversys, vieversys, vieversėlis, siausdamas šoka vėjų, plakdamas padungiam, siaudžia, griaudžia padungiam, vištas karkia palungiam, jautelis, jautis, eidamas kasa žemį, baubdamas, gereliai su aškeliais, kazakėliai šaukdami, štukelas rodydami, kasgi tinai už mišką žyba,